Labas, tu tuoj pažiūrėsi mano YouTube video apie NMPP uždavinių sprendimą, o jeigu nori rasti visus uždavinius arba tave domina pažiūrėti video teoriją ir uždavinių sprendimą pagal mokymo programą, visas temas, lygčių sistemas ir visa kita, tai viską rasi mano svetainėje matketv.lt. Tai viskas tenais, o dabar sėkmės žiūrint NMPP video ir sėkmės pasiruošiant. Iki! Labas, turime 5 uždavinį ir turime trikampio ploto formulę. Jeigu neatsimenat jos ir galvojate, kaip čia spręsti, aš noriu tiesiog priminti, kad ar mes atsimenam, kas yra stačiakampio formulė ploto. Jeigu mes turime plotą stačiakampio, tai mes tiesiog padauginame kraštines. Atsimenat, ar ne, jeigu yra stačiakampis, kažkoks labai gražiai nupiešiu stačiakampį, tikrai nelygiagretainė. Jeigu čia yra A ir čia yra B, na gerai, status kampai visur. Dabar staiga aiškiau, kad tikrai nelygiagretainis stačiakampis. Tiesiog sudauginam A kart B, ar atsimenate? Sudauginame kraštines ir gausime plotą. Tai čia turėtų būti gana suprantama. Tai yra A kart B. Paprasta? Paprasta. Ir noriu tą priminti, kad kas yra trikampis, kas yra trikampio plotas. Tai aš noriu nubrėžti įsivaizduojamą čionais pratęsimą ir pamatysime, kad iš esmės trikampis bet koks yra kaip pusė stačiakampio. Nes paimkim kaip vieną šitą stačiakampiuką, strižainę dalina pusiau, reiškia šita mėlyna dalis visiškai yra lygi šiai raudonai daliai, nes jie yra plotai. Taip pat ir kitoje pusėje šita dalis yra visiškai lygi šiai mėlynai daliai, ar ne? Tai mes turime tiesiog paaiškėti, kad trikampis yra lygiai po pusę stačiakampio ploto ir ką mes turim dauginti. Akivaizdu, kad mes dauginame vieną kraštinę, bet kam lygi kita kraštinė? Na, kadangi tai yra stačiakampis, tai aukštinė yra lygi ir kraštiniai stačiakampio. Reiškia mes, kad rastume trikampio plotą, tiesiog padauginame pagrindą kart aukštinę ir dalinam iš 2, nes tai yra tiesiog pusė mūsų trikampio, pusė stačiakampio tai yra. Tai jeigu mes ieškome trikampio ploto, pakeiskime čionais į trikampį, tai mes viską daliname iš 2. Ir ta klausimas lyg ir nėra kažkokio konkrečiai tokio atsakymo. Aš čia B parašiau, tai va, tai visų pirma, B keičiame į H, nes aukštinė atitinka kraštą, taip, tai aukštinė yra tas aukštis, stačiu kampu leidžiasi, status kampas. Ir ką reiškia dalyba iš 2? Tai reiškia, kad mes dauginame iš 1/2. Jeigu mes dauginame kažką iš 1/2, tai mes dauginame iš 1, daliname iš 2. Reiškia, čionais bus mūsų dalyba iš 2. Dauginimas iš pusės. Reiškia, mes daliname iš 2. Čia netinka, nes čia mes sudedame, prieš tai, kad yra sudėtis, labai negerai. Čia yra daugybė, kas reiškia, kad trikampio plotas būtų 2 didesnis už stačiakampio plotą, tai tikrai nebus, kad raudonos dalies plotas lygu mėlynos dalies plotui, o šitas visai pamiršta dalybą iš 2, tai mums netinka, priminsiu, tas netinka ir tas netinka. Taigi, su trikampio ploto formulė, pagrindas kart aukštinę dalinti iš 2 arba dauginti iš 1/2. Tai va, turime tiesių lygiagretumo požymius. Jeigu atsimena šitą temą, tai viskas čia labai aišku, bet jeigu pamiršote, dėl ko rasti turbūt šitam video, tai mes priminsime. Visų pirma, tiesės, jeigu yra lygiagrečios, taip ir parašyta, kad tiesės A ir B turėtų būti lygiagrečios, kuriame paveikslėlyje jos yra lygiagrečios, tai mes tiesiog turime įrodyti jų lygiagretumą. Yra keli požymiai, yra 3 požymiai, kuriais mes čionais remiamės, tai vidaus priešiniai kampai, vienašaliai kampai ir atitinkamieji kampai, bet mes galime viską spręsti pagal, jeigu neatsimenat visiškai visų šitų įrodymų, spręsti pagal kryžminius ir gretutinius kampus. Tai ką svarbu žinoti, kad kryžminiai kampai yra vienodi. Gerai, tai reiškia, jeigu yra 40, tai ir čia bus 40 laipsnių. Gerai, mes šitą žinome, ar ne? Puiku, mes žinome, kad tai yra
vienodi kampai. Ir ką turime žinoti, kad jeigu yra lygiagrečios tiesės, tai jos yra pasirusios tuo pačiu kampu, ar ne? Jos yra lygiai tokiu pačiu kampu, jos yra lygiagrečios. Tai reiškia, jeigu trečia tiesė jas kerta jas abi tuo pačiu kampu. Reiškia, kampai, kurie yra tose pačiose vietose, turėtų būti vienodi. Reiškia, kampai šitie yra akivaizdžiai toj pačioj vietoj, tai jie turėtų būti to paties dydžio. Tačiau mes matome, kad čia yra 40, tačiau 50. Reiškia, ne, šios tiesės nėra lygiagrečios. Toliau čia pagal gretutinius kampus, jeigu čia 150, čia bus 30 laipsnių, kampai nėra lygus, tai mes tiesiog neišbraukiam, netinka. Čia 50, kryžminiai yra 50 irgi, jėga, ir mes gausim, kad taip atitinkamieji kampai yra lygus, reiškia, čia mums tikrai tinka. O čia akivaizdu 50-40 netinka. Tai va, tai jeigu neatsiminsite netyčia lygiagretumo požymio, tai galite spręsti pagal kryžminius kampus ir tai padės jums išspręsti šiuos uždavinius. Bet tikiuosi, kad atsimenate paprastas taisyklės, kad atitinkamieji kampai turėtų būti lygus arba vidaus priešiniai irgi yra lygus. Tai va, jeigu visai norite pasikartoti šitą temą, tai geras naujienos. Aš turiu įrašus net kelis iš tiesių lygiagretumo požymio ir uždavinių sprendimo iš tos temos. Sėkmės! Turime vidurio liniją. Taigi turime vidurio liniją ir jeigu neatsimenate, kaip ją apskaičiuoti, mes galim įrodyti ją ir apskaičiuoti pagal trikampių panašumą. Jei ką, turbūt pastebėjote, kad šiaip iš karto pasakysiu atsakymą, tai vidurio linija yra lygiai pusė pagrindo. Kodėl? Nes jinai yra per vidurį. Tai kaip ir trapecijoj yra vidurkis viršaus ir apačios. Kadangi viršų yra taškas, realiai neturi jokio ilgio, tai čia dalinam 6 plus 0 viršuje iš 2 ir gausim tiesiog 3. Tai bus tiesiog 3 cm, bet nieko tokio, jeigu mes šito nežinome, tai pabandykime įrodyti dar kitų būdų, paskaičiuoti kaip nors. Štai jūs matote čia, kad vidurio linija dalina visiškai pusiau, aš gal pakeisiu spalvą, kad geriau matytųsi, dalina visiškai pusiau šitą liniją. Matome, turime vienodas dalis. Tai jeigu čia yra kažkoks, tarkime, x yra, o čia lygiai tiek pat, čia irgi yra x, tai reiškia visa šita kartu kraštinė, kaip negyvas smailas matematikos, yra 2x. Gerai, tai mes matome, kad didesnė trikampio kraštinė yra dvigubai didesnė už trumpesnio trikampio. Kitoje pusėje tas pats. Čia yra viengubas, o čia yra dvigubas ilgis. Reiškia, dvigubai yra didesnė to didesnio trikampio kraštinė atitinkamoji. Reiškia, ir visos kitos kraštinės bus dvigubai ilgesnės. Reiškia, už šita turėtų būti dvigubai ilgesnė. Čia yra panašiai trikampiai. Kodėl mes tai žinome? Jeigu tai yra, tuo pačiu kampu kerta, čionais ir čionais, visi 3 kampai sutampa. Tai va. Tai tiek, tai mes galim rodyti pagal tai, kad arba pagal vidurio linijos taisyklę tiesiog per pus mažiau, arba kadangi yra panašus trikampiai, dvigubai ilgesnis už tą mažesnį, didesnis, reiškia, ir čia bus dvigubai ilgiau negu čia. Tai dalinam iš 2 ir gausime 3. Kuris yra statusis. Iš esmės, tai mes naudosime Pitagoro teoremą, o tiksliau atvirkštinę Pitagoro teoremą. Reiškia, mes galim rodyti, ar trikampis yra statusis, jeigu jo 2 trumpesniųjų kraštinių kvadratų suma, tai pakelsime kvadratu, yra lygi įžambinės kvadratui. Kai kurie iš jūsų jau pastebėjote ir sprendžiate šitą uždavinį, nes pamatėte akivaizdžiai, kas yra Pitagoro trikampis, kuris turbūt garsiausias, tai yra 3, 4 ir 5. Mes žinome, turėjome žinoti arba sprendėme, kad tai yra tiesiog Pitagoro trikampis, 3 kvadratu plus 4 kvadratu yra 5 kvadratu. Bet patikrinkime visus, gerai, kodėl kiti veikia arba neveikia. Taigi, kaip mes patikriname? Mes turime sudėti kvadratus ir pažiūrėti, ar atitinka. Tai ką reiškia kvadratai? Tai reiškia, viena kraštinė yra 4, tai 4 kvadratu plus
5 kvadratu turėtų būti lygus 6 kvadratu. Patikrinkime, tai 4 kvadratu yra 16, plus 5 kvadratu bus 25, plus 6 kvadratu yra 36, tai gausime 41 lygų 36, nes čia 41, matome, kad tikrai netinka, tai mes galim pažymėti, kad nėra lygu. Taigi, pirmas mums akivaizdžiai netinka, mes jį galim išsibraukti. Einam pažiūrėti prie mūsų antrojo trikampio. 3, 3 ir 4, tai 3 kvadratu plus 3 kvadratu, ar bus lygu 4 kvadratu, tai 9 plus 9, ar yra lygu 16, ne, nes čia bus 18, čia bus 16, reiškia nebus lygu, ir mes galime išsibraukti ir antrą mūsų trikampį. Vėlgi mes galime ir greičiau šitą spręsti. Toliau, 3, 4 ir 5 patikrinam, 3 kvadratu plus 4 kvadratu lygu 5 kvadratu, sudėkime, pakelkime, 9 plus 16 bus 25, atliekam veiksmus ir gausime, kad 25 yra tikrai lygu 25, tai be abejonės čia yra mūsų teisingas atsakymas. Na ir paskutinis, tai mes paskutinis gausime 2 kvadratu plus 3 kvadratu, mes galime greitai paskaičiuoti. Taigi 2 kvadratu bus 4 plus 9, nes 2 kvadratu yra 4, 3 kvadratu 3, ir ar bus lygu 16, ne, nes 13 nėra lygu 16. Taigi čionais mums irgi netiks. Atvirkštinė Pitagoro teorema visai nesunki, tiesiog galim pasitikrinti spręsdami šitą uždavinį.